Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje įsivyravo lygybė. Po antrųjų daugkartinių šalies čempionų Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto rungtynių santykis tapo 1-1. Sėkmingai mačą pradėję žalgiriečiai sostinės krepšinio arenoje 70-81 turėjo pripažinti šeimininkų pranašumą. Ši nesėkmė vos pirmoji Žalgirio sąskaitoje šiame nacionalinių pirmenybių sezone, o Lietuvos Ryto kauniečiai buvo įveikę jau 4 kartus. Žaidėme kaip komanda. Šiose rungtynėse rėmėmės Pauliumi Jankūnu, tačiau rungtynių pabaigoje teisėjai nereagavo į imtynių veiksmus prieš mūsų kapitoną. Todėl stengiamės žaisti per kitus krepšininkus. Mačo pabaigoje švilpukai tylėjo, todėl stengiamės laimėti kitokiu žaidimu. Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris atviravo, kad rungtynių pradžia buvo itin sunki. Neišvengėme duobelių, bet tai aš sakyčiau yra gal natūralu tokios įtemptose rungtynėse, tokioje finaliniai serijoje ir kai žaidi prieš tokią stiprią komandą kaip Kauno Žalgiris, tai atrodo kartais neišvengiama, nors mes pradėjome tikrai neblogai rungtynės ir po to įkritom į tokią duobę. Nugalėtojų gretose pasižymėjo 14 taškų pelnęs Kenanas Bairamovičius. Itin rezultatyviai Žalgirio komandoje rungtyniavo ekipos kapitonas Paulius Jankūnas. Puolėjo sąskaitoje 26 taškai, 7 atkovoti kamuoliai ir 9 išprovokuotos pražangos. Trečiosios finalo serijos rungtynės Kauno sporto halėje jau šį ketvirtadienį. Tiesioginę transliaciją stebėkite 19:15 per Sport 1.